Sveiki sugrįžę mano mielieji nuo majonkės ir kiaušinių išbertom kaktom prie šitų ekranų sėdintys žiūrovai, margučiai. Tai tikiuosi, kad pridaužėt šį savaitgalį kiaušinių, tikiuosi, kad Velykos buvo sėkmingos, kad gerai praleidot laiką su šeima, kad daug prisivalgėt. Sveikinu jūs su praėjusiam šventom Velykom, ypač sveikinu visus margučius, kurie turit prisidarę tatuiruočių, o tie, kurie neturit dar nei vienos, iki kitų Velykų turit laiko. Dar noriu padėkoti savo rėmėjam Baltic Body Art už tai, kad remia šį turinį, už tai, kad remia mane kaip meistrą. Tai www.balticbodyart.lt puslapyje galite rasti visko, ko jums reikia tatuiravimui ir ne tik. Klientam taip pat yra ten ką veikti, galite pasiieškoti kremukų, galite pasiieškoti SPF priežiūros savo sugijusiam tatuiruotėm, kad saulė jų neblokintų, tai www.balticbodyart.lt, ten rasit visko, ko jums reikia. Na, o dabar noriu pakalbėti apie praeitą epizodą. Ačiū visiems tiem, kas žiūrėjot, ačiū tiem, kurie pakomentavot, kurie paspaudėt like, o tie, kurie nepakomentavo ir nepaspaudė, galite pasitaisyti šį epizodą. Tai jeigu jums nesunku, prašau, paspauskit like, pakomentuokit kažką, bet visų svarbiausia, paspauskit subscribe ant kanalo, taip man padėsit augti ir auginti auditoriją. Jeigu matote, kad yra reikalo, jeigu matot, kad nėra reikalo, nedarykit to. Bet labai norėčiau, kad padarytumėt. Tai ačiū labai. Na, o dabar keliaujam į TikTok tattoo apžvalgos antrą seriją. Tai pažiūrėsim, ką turi Simas mums paruošę šiandien. Varom į TikTokų mišką. What the fuck, P-Didis įsikalė kalėjime domino savo ant veidą. Kodėl? P-Didi, kodėl? Blemba, domino. Šiaip baltą spalvą nėra sveika daryti ant tamsios odos. Nerekomenduojama. Bet galiu šautautas meistrui, kad labai gerai mato spalvą. Mėlyna ir raudona. Kaip jis permašė pigmentą odos, aš neįsivaizduoju, bet gan neblogai matosi. Tikiuosi dominuojam sumokėjo. Tik už šitą reklamą. Puikiai reklamą. Jeigu kas nors norit kažką savo pasidaryti ant veido, kažkokią reklamą, tai davai važiuojam. Važiuojam, padarom. Domino pakomentavo po to TikTok. A, ne? Ką pakomentavo? Dėkui ir tiek. Oh my god, tai iškyperis sako, kad domino pakomentavo po TikToko video šituo, padėkoja. Tikiuosi bent pizzą tada nusinti, žinai. Ačiū, kišenį neįsidėsi, taip sako. Čia tiek. Čia biški nesąžininga, 3 prie 1. Žodžiu, pana pasidarė 3 dalykus ant savo kūno, 3 skirtingose vietose su savo biču susijusią tatuiruotę, o bičas pasidarė tik tais 1. Nu, čia biški yra nesąžininga. Aš manau, abuzina. Čia Viktorai ir Vaderkindės jaučia situaciją. Atsiprašau, blema. Žiauru. Eik tu savo. Nu, ką, davai, pabandom pakomentuoti šitą reikaliuką. Tai ką, turi ant prie šiknos turi Trump stampą, jo akis. Tai įsivaizduoji, kai jis įeina pro galinės duris, kai jis ją paklubdina ant kelių ir įeina. Nėra tas, kad jis biški įsivaizduoja, kad savo čiulpi. Nėra biški gėjiška čia daryti šitą dalyką. Nėra biški, kad jos rudoji, jo akim yra jo lūpas ir jis... Oh my god. Čia visiškas absurdas. Va čia tai tikrai yra, žinai kas, savipisa. Čia yra savipisa. Žodžiu, turi akis jo, ką turi daugiau. Turi D raidę, turbūt panašu, kad D. Nu, tai čia gali pritemti prie bet ko.
Nebaisiai ir ant rankos, aišku, turi pasidarius portretą per pusę skeltą, bet atrodo taip, kad viena pusė yra padaryta tipo geriau, o kita blogiau. Kodėl? Būtų bent jau pusė kaukolės, pusė veido, tai dar kažkaip suprasčiau šitą dalyką, bet dabar tiesiog atrodo, kad pusė padaryta geriau, pusė blogiau. God bless them. Ką daugiau aš galiu pasakyti, tikiuosi jie nugyvens iki gyvenimo galo. Įdarbina neįgalų šunį. My dog is the best tattoo artist ever. Įdarbino neįgalų šunį. Aš tikiuosi, jam gerai sumokėjo už šitą artvarką. Wow, nuskrečino visą nugarą. Šuo ratukose. Šuo ant rato. Šuo ant rato, piso gliuką ant nugaras. Darė viską, kaip jam atrodė. Blemba, išnaudot šitaip šunį. Aš esu matęs iš tikrųjų šitą meistrą, kad jisai darė visokiose absurdiškose vietose. Tai ten tipo prie tvoros prisiglaudžia, tai su dviračiais važiuoja, su skeitais važiuoja, žodžiu, ir visaip tatuiruoja. Tai niekiek nenustebino, bet šitas vargšas prancūziukas įdarbintas, primontuota prie jo ratų, tatuiruočių mašinėlė, čia death race, čia yra mirties lenktynės. Čia, žodžiu, Sterhemas pavydi šito kadro, galiu tiek pasakyti. Ir dar, kas sau gali leisti, kas gali sau leisti daryti šitaip ant savo kūno? Tik bičas, kuris turi antram stampo prie šiknos pasidaręs tribalinę širdelę. Tai daug ką paaiškina. Ir škiperis tokia pasidarytų, 100%. Šautum tokią škiperį, jeigu aš prie savo šuns pririšu mašinėlę ir paleidžiu jūs kiemę pasiganyti. Ne? Keista. Už 5 eurus? Kitame epizode jau žinot, ką matysit. O, dar viena pėdos tatuiruotė. Tinginys. Vau, koks geras tinginys įras. Va čia hebra užskaitau. Va šitą tatuiruotę tikrai užskaitau pilnumoj. Čia yra labai linksma, labai geras. Va tokie man patinka. Va tokius siūskit. Jeigu užmatot kažkokių tokių, kažką linksmo, tai nepamirškit man atsiųst į TikToką. TikTokas mano yra Zink Lab, aš jų nežiūrėsiu iš anksto, aš juos atsiversiu tada, kai filmuosim. Tai labai būtų įdomu pamatyti. TikTokas Zink Lab. Drąsiai galite siūsti, arba Instagrame irgi Zink Lab galite siūsti visokius reelsus. O šitas tinginys įdas, va čia kol kas yra mano šios dienos labiausiai favorite tatuiruotė. Aišku, kaip ir sakiau praeitam epizode, kad ant pėdos gali nesilaikyti, bet dėl kontento, va čia tai idėja. Tikiuosi jūs irgi taip pat prajokins. Knee tattoos are a stupid idea. They're never executed well. They always look goofy. They hinge really weird. Pick any other spot. Jo, šitą aš esu matęs. Nu, cringe'as. Cringe'as šiaip gera idėja, bet biški cringe'as. Esu matęs, kai išsitatravo tiesiog paną iš nugaros ir jos šiknos žandas ant kelio tiesiog ir taip pat kaip įtraukinėja kelius, atrodo, kad bouncina, tverkina. Tai, nu jo, čia tiesiog yra linksma, gera idėja šitos tatuiruotės, tai daug negaliu apie ją pasakyti. Žiūrim, kas toliau. Ok, drugelis. Padarė drugelį. Bet aš manau, kad reikia ne nuo to pradėti. Čia aš kaip suprantu yra randas ant nugaros. Aš manau, kad daugiau būtų suteikę prasmės, jeigu tai būtų buvę kirminus. Galėjo tiesiog palikti tą randą, galėjo dapiešti šaką ir tipo kaip šaka šliaužia kirminus. Arba galėjo padaryti valą, galėjo padaryti žvejo kabliuką, kuris pervėręs tą kirminą. Nu čia būtų daug įdomiau negu dabar drugelį. Tiesiog padarė per pusę nugaras drugelį. Baisu,
ir dar parašyta freehand tattoo. Čia aš matau, kad freehand turėtų būti vienas žodis, jeigu turėtų omeny, kad tipo iš rankos viską nupiešia, nes dabar yra freehand tattoo. Nu tai nemokamas rankos tatuiruotė. O ką gali gauti iš nemokamos rankos? Tik tais tokį negražų drugelį. Nieko daugiau nemokamos rankos gerą neduoda. On finish. Nenorėčiau, kad ir baigtų šito darbo. Gal tu eik pas lazeristą pasinaikinti šitą drugelį. The day has finally come to tattoo some ham. We want to dry the meat, shave the meat, moisturize the meat. And then we can finally start to tattoo your meat. Make sure to leave your response to this question in the comments. Do you like meat? Oh, no. And then we want to clean the meat and wipe the meat. But this was a fail. Geras. Šiaip aš matęs esu daug visokių skirtingų objektų, ant kurių žmonės praktikuojasi daryti tatuiruotę. Tai ant banano, ant apelsino, ant lašinių, ant skuros. Šiaip anksčiau tai jo būdavo tas, kad žmonės bandydavo praktikuotis daryti tatuiruotės ant kiaulės odos. Bet man būdavo juokinga, aš esu matęs gyvai, kaip tai daro, kad žmonės tiesiog atsineša iš kažkur lašinių ir ant lašinių tiesiog tatuiruoja. Bet kas yra su jais, kad jie pradeda tirpti ir tie riebaluojasi visas stalas, riebaluojasi rankos, viskas limpa. Nu, šlykštu. Šiaip nepatari šito daryti, nes yra Baltic Body Art, www.balticbodyart.lt, šatautas. Yra ten netikros odos, yra lateksinės odos, ant kurios jūs galite praktikuotis, jinai tikrai nedaug kainuoja ir daug viskas paprasčiau. Bet šiaip, jeigu neturit šito varianto, neturit šitos galimybės, jeigu turit pilną šaldytuvą skuros kiaulės iš kažkur, nežinau, kas ją darot. Tai žodžiu, svarbiausia atšaldykit. Atšaldat skūrą, ištraukėt ir dirbat, kol ji yra šalta. Tik pradeda šilt, dedat atgal į šaldytuvą. Tai arba jeigu dirbat morgė, irgi žinot, iš kur gauti. Irgi žinot, ką daryti. Jeigu dirbat morgė, žinot, ant ko praktikuotis. Niekas nepiks. O čia, čia daro ant dešrigalio, ant hemo. O įdomu, suvalgė po to ar ne? Ar šuniui atidavė? Įdomu. Interesting. Ja, šiaip čia labai geras pointas. Jeigu tau skauda tatuiruotės, tai susikelk diskomfortą kokioj nors tai kitoj kūno vietoj. Tai šitas šuniukas puikiai gelbėja. Negali skaudėti dviejose skirtingose vietose vienu metu. Turi rinktis, ar tau šuo griaužia koją, ar daro tatuiruotę. Bet jeigu pažiūrėjus iš kitos pusės, matosi, kad tatuiruotė yra daroma namuose, ne studijoje, stovi visokių Red Bullų, čipsiukų ant stalo, šuo griaužia koją, higienos nulis. Tai vėl aš prisikabinsiu prie higienos, kad studijose, kur yra gyvūnai, pradžiai pradėsiu nuo to, kad namie nesidarykit tų tatuiruočių. Jūs pasiklausinėkit kainų visur. Galit parašyti 50 studijų tą patį klausimą, tą pačią kainą, nes aš jum garantuoju 100%, kad kažkurioj iš tų 50 studijų vis tiek tatuiruotės kaina bus daugmaž panaši, negu jūs einat pas kažką darotės namie. Nes nėra taip, kad tie, kurie daro namie, daro jau žoskai pigiau. Tai labai rekomenduoju nesidaryti namuose, nes jūs tik ieškot ligų. O vis antra, jeigu studijų yra gyvūnų, irgi nėra iki galo higieniškai, yra plaukai, viską, tai apgalvočiau šitą reikalą dėl gyvūnų. Apgalvočiau. Bleba geras. Šiaip jo yra buvę ir man, kad klientai, žodžiu, prašo, kad jie tatuiruotų jų kūną. Tai aš sakau, nu, tai daryk, bet tada tu turi žinoti, kad tatuiruotė yra daroma, tu turi žinoti, kad tatuiruotė yra daroma namuose, ne studijoje. Studijoje prašo
keisti tatuiruotę į kažkokį tai daiktą. Esu gavęs visokių pasiūlymų. Esu gavęs į PlayStationą, esu gavęs, kad tipo keičiam tatuiruotę į telefoną ir visokių kitokių dalykų. Aišku, pas mus tai yra labai populiaru pas tatuiruočių meistrus. Mums gal tų daiktų nelabai reikia, bet pavyzdžiui, mes tikrai pasinaudojam barteriu. Ir tikrai šautautas visiems mano klientam, jau ir klientam, kurie draugais patapė, ir šiaip klientam, kurie, pavyzdžiui, daro barterius dalykus. Čia būna abipusė nauda. Tai jo, faina, kad yra tokių dalykų. Mes į barterį tikrai būna, kada keičiam tatuiruotės, bet į daiktus, blemba, nežinau. Bet jeigu esat kažkam siūlę kažkokį tai daiktą tatuiruočių studijai ir kažkas sutiko, tai parašykit irgi komentarais, kas tai buvo. O dabar iškeitė varną į elnę. Geri mainai. Bet čia dar tas elnės toks diržuotas, čia zebras vanabi. Elnės, zebras vanabi. Ar koks čia gyvūnas, irgi nežinau. There you go, dude. You got a finger tattoo. Oh my Thank goodness. You're very welcome. Sick, dude. Dude, that looks so good. Thank you. Guys, we just got done with that tattoo. Dude, I'm pissed. Oh, okay. He's a little upset because I didn't really want to get my matching tattoo. He didn't get the tattoo. He said it hurt a little bit. Guys, but I'm not a tattoo kind of guy. It was his idea, and I got this on my fucking Dude, body. okay, who cares? It's there forever. It's just a It funny was your memory idea, now. and you just didn't do it. Whatever, dude. O ne, blemba. Aš visą laiką būdavo juokas, kad tipo ateina kažkas pasidaryti matching tatus ir visą laiką juokaujam, kad tipo tu pasidarysi, o tu jau nebesidarysi. Tai, o čia dabar nutiko iš tikrųjų. Ir ką čia pasirašė? Gnorts. Ką reiškia Gnorts? Kažkoks jau vidinis bairis turbūt. Gnorts. Čia gal jų profilis, man atrodo, gal. Oh my god. Žodžiu, 2 moksliukai, abu panašus iš kiperį. Žodžiu, tas, kuris nesidarė, labiau panašus iš kiperį. UV dažai. Gerai. Va čia yra blogiausia, ką tu gali daryti su savo kūnu. Ultravioletiniai dažai. Jo, jie atrodo gražiai, bet jie yra super mega toksiški. Žodžiu, ir čia super mega blogai darytis yra su ultravioletiniais dažais ir tie, kurie darot su tokiais dažais, jūs galite degti pragare. Iš karto galiu pašautauti Panevėžį vieną meistrą, Audrijus, kaip jie ten vardas, jisai, žodžiu, daro UV, tai šlykštų, seniai, šlykštų, nedaryk taip, negadink žmonėm gyvenimą. Dėl ko? Dėl papildomų kelių eurų, aš labai nerekomenduoju, čia gadinat žmonėm gyvenimus, čia gali lygų prigalvoti visokių, jis gal numirs anksčiau laiko per tave, dėl to, kad tu padarėjai su UV dažais tatuiruotę. Dar vieną tatuiruotę ant gomurio, dar vieną infekciją garantuotai, dar vienas atsigulimas į ligoninę. Spit. Pataikiau, blemba. Nice. Let me pass out as I get a tattoo. Kas čia bus? Kas čia vyksta? Ai, apalpo, bičias. Jo, blemba. Apalpo, viskas, nulpo. Ir aišku, kaip ir visi klientai sakytų, kad
jeigu aš apalpsiu, tik tęsk daryti, tada mažiau tipo skaudės ir greičiau praeis, žodžiu, šitas skausmas ir visa kita. Jūs, myžniai, atkentėkit šitą tatuiruotę. Alpsta žmonės tikrai būna, galiu papasakoti istoriją. Čia buvo kokiais gal 15 metais pradžia mano tatuiravimo, jau studijinė, tai atsimenu, dirbau su tokia auskarų vėrėja. Tai mano darbo vieta buvo 2 aukšte, o auskarų vėrėja taip pat dirba ir recepšinė, jinai dirbo apačioj. Čia Anglijoje viskas vyko ir atsimenu, pas mane atėjo klientė, mes atsisėdom, pradėjom daryti tatuiruotę ir ji nualpo. Ir man nutirpo visas kūnas, visas pradėjau kratytis, pradėjau drebėti, užmušiau žmogų. Aš nesuprantu, kas vyka, nėra nieko buvo panašaus anksčiau, galvojau, kad pilnai nužudžiau žmogų. Ir dar Anglijai, kad aš sėdėsiu Anglijai, greičiausiai kokiam nors gaidynė, kentės mano žiedinis raumuo, kentės mano ateitis, mano karjera. Žodžiu, aš nubėgau žemyn, sakau, Laura, sakau, užmušiau žmogų, padėk man. Ir jinai tokia sėdi, kramto gumą, atsistoja poker face'u, užlipo į viršų, pamojavo biškį ranką, vėjelį sukėlė, ar amoniako davė postis, aš dabar neatsimenu iš streso. Atsikėlė ta mergina, atsigėrė vandens, suvalgė cukraus, atsisėdo ir toliau darėm tatuiruotę. Wow, man buvo šokas. Aš taip džiaugiausi, kad jie atsikėlė, man buvo grinai visas gyvenimas prabėgęs prakės. Tai, žodžiu, ką noriu pasakyti. Prieš einant į tatuiruočių seansą visą laiką rekomenduoju pavalgyti, rekomenduoju turėti kažkokią tai cukraus, todėl studijose visą laiką būna kažkokių tai saldainių ar kolos ar kažko, tam, kad jeigu žmogus nualptų, galėtų biškį gauti cukraus dėl atsigavimo. Tai jo, tai čia būtinai pamiegokit, būtinai pavalgykit ir eikit daryti tatuiruočių. O jeigu nualpsit, nieks jums netes, žinokit. Lauksim, kol atsikelsit. Tattooing myself every day for a year, day 92, and I'm fucking terrified. I draw the outline of the flower. This is the stem that comes all the way up from my foot. The world's biggest flower here. Ką jis čia daro? Oh boy, I'm not excited. There is nothing that could take away from how much this is gonna hurt. You can use numbing cream, but I'm not a bitch. Wish me luck, because that is all that's gonna get me through this tattoo. Cry live on camera, because this shit really does hurt. That was the worst experience Ką of my jis entire čia life. I daro? just want to describe the pain really quick to anybody who doesn't quite understand. It's like as if you were getting tattooed. Wow. Nu, čia Max crazy. Aš nežinau, kas blogiau, ar kad šuo tiesiog tatuiravo, šuo su 2 kojom ir ratais šiknoj, tatuiravo nugarą, ar kad šitas pasidarė šitą gėlę aplink spenelį. Aš nežinau, kas blogiau. Kiekvieną dieną bičas sugalvoja daryti spot tatuiruotę ant savęs. Ir jis jau taip toli nuėjo. Aš tikrai susirasiu jį TikTok'e, pasižiūrėsiu, ką jis daro dabar, kiek toli yra dabar nuėjęs su savo šituo masterpiece'u. Kiek jam metų iš viso, jis net neatrodo pilnametis. Ir irgi, namie, be higienos, be nieko, viena pirštinė, vo. So here we have another example of eyeball tattoos. You got some issues. Tell us. It can happen that they inject too much ink. If your eyes don't let go of the ink that is too much inside, it can stay inside and it can create a scar, all the white part basically.
that you see in my eye is scar tissue. If you find a shitty artist, he blocks you, he ghosts you, and you'll never hear from him again. And then he will write on his Instagram that never ever anything happened before. Best is to really research. And also find out about the risks from the artists and what he would do if there's some issues happening, because then you know if he knows. Or if he knows and don't tell you. And I wish I would have found you earlier. Ką? Žodžiu, pasidarė pana tatuiruotę ant akių obuolių. Kas jau yra, iš pradžio aš nesiklausiau, nes žiūrėjau labiau gal jos papus, bet po to vis tiek nukrypo akis ant akių obuolių, ant kitų obuolių. Pasidarė ant akių obuolių tatuiruotę ir vis tiek sugebėjo kažkas išranduoti. Nėra taip, kad pilna pasaulio tatuiruočių meistrų, kurie tatuiruoja akių obuolius. Nu, nėra taip. Ir čia, žodžiu, ištatuiravo blogai akių obuolius ir dar sugebėjo išranduoti. Kaip taip įmanoma? Čia yra net neįmanoma. Čia yra paprasčiausiai maks debiliškas dalykas, kokį tu tik gali susigalvoti pasidaryti ant savo kūno. Ir žiūrint į visas kitas tatuiruotės, kurios yra padarytos ant šitos būtybės, ant šitos moters, viskas yra tragiška, viskas yra labai blogai padaryta, kreiva, šleiva, neįtikėtinai blogai. O čia, kaip supratau, pažiūrėjęs video iki galo, tas padaras su rožiniam lūpom yra profesionalas akių obuolių tatuiravime. Ar profesionalė. Kaip kam ant jo stovi. Turbūt, kad profesionalė su rožiniam lūpom. Nu, blemba, pažiūrėjus šitą žmogų, tai aš net neleidžiu, kad mane paliestų. Per daug Avatarą prisižiūrėjo, galiu tiek pasakyti. Per toli nuėjo. Avataras nuėjo per toli, kad verčia žmonės taip elgtis su savim. Sėdis į mūdis, nusibūdęs galvą, nuleidęs, prisiuntęs šudinų tiktoko. Save griaužia. Gerai, žodžiu, tęsim tiktoko apžvalgą, pasižiūrim, kas čia vyksta. O ne, kaip cute, seneliukas su tokiais papyčiais. Aišku, nešiot liemenuką nėra. Ir dar iš galo. Su visų susiegimu, su viskuo. Bleba, ir nėra blogai padarytas darbas. Ir nėra blogai padarytas darbas. Vadinasi, meistras turi biškį smegenėlių. O jeigu turi biškį smegenėlių, kodėl, blemba, pasirašė šitam melam senoliui padaryti tokią tatuiruotę? Kaip taip? Liemenukas iš gėlyčių. Norėčiau sužinoti, ko šitas žmogus užsiema gyvenime. Norėčiau su juo pabendrauti. Aš norėčiau, kad jis būtų mano klientas ir jisai papasakotų savo gyvenimo istoriją. Ir man atrodo, jisai mėgsta ir kažkokius slaptus žaidimėlius, seksiuko. Bet, perfekt, bravo. Senelis, maks respektas. Labai cute. Labai man patinka tokias matching tatus. Kai ateina darytis matching tatus, jūs būkit originalus. Nedarykit tų pačių ten kažkokių širdučių ar kažko. Ten Tomas ir Džeris jau geriau, bet eikit linksmiau. Va čia yra dalykas, kuris tikrai. Jeigu turit humorą jausmą, suprasit, blemba. Va čia tai labai gražu. Wow. Kodėl? Aš net nesuprantu, kokią turi žinutę šitas video, bet jo, mes kiekvienas turim kažkokį savo nusiraminimo būdą.
Mano, pavyzdžiui, nusiraminimo būdas yra, jeigu aš pradedu, tikrai būna tokių situacijų, kada darau tatuiruotę ir mane išpila šaltas prakaitas ir pradedu kažkaip biškai gal parintis ar kažką, tai aš tiesiog atsistoju ir pasivaikštau, yra buvę ne kartą, arba man reikia būtinai tada pavalgyti, nes pas mane yra taip, kad neateina pas mane alkis po biškį, pas mane yra taip, kad aš sėdžiu ir taip, ir viskas, pradedu kratytis, esu alkanas, mirštu, kratausi, nežinau ką daryti. Tai kitą kartą pabandysiu įsijungti šitą filmuką, gal man irgi padės biškį. Geras. Va, čia yra tikra tatuiruotė. Eik tu, aš esu matęs šitą mimsą, tokį buvo, bet jis labai iš senų laikų, iš ten vėlyvųjų 2000-ųjų kažkas, tipo kaip ant galvos stumė žaliapjų ant praplykusio žmogaus, bet kad jinai tikra, tai tikrai ne, ten tik buvo piešinukas, bet čia, va čia yra tikrai tikras šūdas. Eik tu. Gerai. Jeigu yra iš jūsų kažkas praplikęs, aš nemokamai padarysiu tokią tatuiruotę jum ant galvos, jeigu jūs norėsit. Parašykit, tikrai padarysiu. Nu ką, apžvelgiam keletą video, ačiū, kad išbuvot su manim iki galo tie, kurie išbuvot. Jeigu jums patiko, dar kartą prašau, kad paspauskit laiką, pakomentuokit, paspauskit subscribe, žodžiu, ir susitinkam kitam epizode. Čiau.